13 mėnesių, 382 dienos, daug savaičių, daug valandų. Jo, vienas baščiaus po 12 skirtingų šalių. Kodėl esi solo keliautojas? Kam keliauti, kažkam gali keliauti vienas. Stoteliai, susirangiau ant soliuko ir mėgojau prie 0 laipsnio. Skambinu ten draugams, sakau, man čia žiauriai šalta, žiauriai baisu, tai pakalbam, nes man reikia užmigti. Nėra ta istorija gal labai dramatiška. Žiūriu, švyturėliai kažkokie atvaro mentai. Pipėts. Dabar jau bus man. Sakau, aš nežinau, kur mėgosiu. Aš kažkur ten gal prie krūmo. Yeah. Krūmo, tu durnas? Visur, kur buvau, niekur nenorėčiau gyventi tik Lietuvoje. Mes šiaip vis laik kažkur visi skubam. Su to kamera tu biški stoji, žinai. Pažiūri, kas vyksta. Ir visi paprasti žmonės, kurios tu fotkini, jie visada sako tą pačią eilutę. Aš tai nefotogeniškas, aš nemoku fotkinti, man nėra jauku prieš kamerą. Nes fucking fotografai lietuviai, jie nemoka šnekėt. Nuotraukos negimsta pačios, tu jas turi sukurt. Hebra, davai dabar jūs čia stokit taip, dabar visi energija. Ir visi, žinai, ir aš fotkinu, ir man toks, žinai, azartas toks. Fotografas. Turi kažkokį tikslą išsikėlęs. Jo, būt New York'e, gyventi New York'e ir fotkin Vogu'ai. Sveiki atvykę į dar vieną 5am podcast'o epizodą. Šį kartą studijoje Gustas Cinskas. Ir Gustas yra fotografas bei solo keliautojas, kaip jis pats pristato. Su Gustu pakalbėjom apie keliones, kaip jisai 13 mėnesių prakeliavo po visą pasaulį, apie jo fotografiją, apie jo požiūrį į darbą, draugus, gyvenimą. Ir iš tikrųjų buvo labai smagus pokalbis, tad gero klausimo. Kaip fotografas, kur pradėjai savo kelionę ir kaip prasidėjo tavo fotografija? Nėra ta istorija gal labai dramatiška. Ką žinau. Nu, kaip ir visi, kaip ir tu, tipo, ten gavai tą pirmą šūdiną fotiką, tai aš gavau tokį irgi, tokį vat panašų kaip jūsų šitas Lumixas, tik 100 kartų mažesnį, 100 kartų šūdinesnį. Ir su juo pradėjau su flashu atsidaręs mokyklai kažką fotkint, 9 klasėje. Ir jo, tada tėvukas man kažkaip pasiūlė gal nusipirko kokį biškį geresnį, tada sugraibęs 100 eurų, ar man tėtis dar ten primetė 20 eurų, kad nusipirkčiau tokį Fuji mažiuką irgi, tai tą tampiausi, varydavau ten visokius comedy klubus, tada varydavau ten koncertus ir sakydavau, galiu jūs pafotkinti, paleiskit mane nemokamai. Man buvo azartas, kad eisiu kažkur nemokamai, kažką pamatysiu, ten pabūsiu arčiau kokio nors kieto komiko. Man, žinai, 15 metų azartas, aš noriu varyti visur. Ir ten, žinai, Olegą pafotkinau kažkokiam Rusy, dar kažką ten pafotkinau. Man ten vienas davė 10 eurų, aš galvoju, pinigai. Pinigai, 10 eurų. Dar atsimenu tą dieną, kai jis man ten, Gustelį maladėts, imk, nors 10. Wow. Nu ir ką? Ir tada aš taip galvoju, kad gal reikia kažkaip dar čia pavaryti. Ir tada taip tėčiu sakau, tėti, duok man vieną kokį fotiką. Mano tėtis fotografas. Okay. Ir jis man davė savo gerą profesionalą, bet patį šudiniausią, su pačiu šudiniausiu objektyvu. Ir aš paėmiau, žiūriu, toks didelis daiktas, taip spaudė mygtuką, tas visas veidrodis. Ir taip nufotkinu, žiūriu kokybę, viskas, spalvos. Sižiojęs ten dariau, tai pradėjau su jo fotkint, saugojau ten viską, fotkinau, pirmą modelį draugę pasikviečiau kažkokią. Ir jo, nufotkinau ją, po to gal ten Instagramą pradėjau įkelt, kad gal kažkas nori pasifotkinti. Atsirado vienas, kitas, anas. Tada gal tėčius, gal duok man flashą. Gal tipo draugus pafotkinsiu gimtadienį kokiam. Tai užsidėjau tą flashą, žiūriu, kaip įdomiai gaunasi. Žiūrėk, kaip visi su manim bendrauja, kaip manęs visi klauso, nes, žinai, aš ateinu. Hebra, davai dabar jūs čia stokit taip, dabar visi energija. Ir visi, žinai, ir aš fotkinu, ir man toks, žinai, azartas toks. Jėga, smagu. Ir jo, ir kažkaip tai, vat, po truputį, tada visi jau žinojo, Gustas tai fotografas. Jau prilipo to. Prilipo man tas ir žinoj, bliam, visai man tinka. Aš dar vat modeliavau, tai aš mačiau, kaip tie fotografai dirba. Buvau Taivane, 15 metų, 3 mėnesius gyvenau Taivane. Okay. Ten toli, Azijai kažkur. Ten tokia maža šalis prie Kinijos, man atrodo. Yeah. Nu ir ką, ir aš ten gyvenau ir kažką žiūriu, ten visi fotkinu, man įdomu, jie ten, to modeliu būti, biški man toks tupas darbas, žinai. Smagu, ten gali keliauti po pasaulį, bet daug reikalų. Ir man kažkaip ta fotografija tai prilipo ir aš to Lietuvoje tada toliau variau.
Ir galiausiai tai pradėjo viskas kipt. Tas rutulys, žinai, suktis. Ir tada, bam, vieni pakvietė, bam, kiti pakvietė. Tada įsidarbinau Ana Mešui. Oho. Nu, tipo, čia man buvo 17. Nu, tai ar ten kažkiek. Gal 18, nebepamenu. Ir jo, ten įsidarbinau. Tada ten kažkokios žvaigždės pamačiau. Tada kažkas ko bendravau. Tada mane ten į koncertus pradėjo kviest. Tada pudrą fotkinau 16. Oho, tipo, okay. Primesk. Tipo, parašau Mariui. Sakau, Mariui, tipo, noriu atvaryti pudrą, noriu pafotkinti. Sako Marius, ne, nereikia. Mes turim fotografą. Aš sakau, po to ir vėl rašau, Mariu, davai, noriu atvaryti pafotkinti. Sako, jis jaučiu gal galvoja, kad kas čia toks. Keistas bičas. Marius parašo, gerai, atvaryk. Padovanosiu bilietą, bet fotkinti nereikia. Aš jam pasakau, labas Mariu, ačiū, fotkinsiu ir atvarau bilietą pasimti. Jis man atrašė, atvariau pasimti bilietą, mane apkabino, davė bilietą. Ir po mėnesio aš, fotografas 16 metų, plikas, su kepurė, plonas kaip dabar, su 2 fotikais, prisispaudinęs vizitinių kortelių, užrašęs neoficialus pudros fotografas, uždėjęs pudros ten tos visus temas, atvariau į šitą visą reikalą. Ir kaip tau pudros renginys? Nuostabus, muzika, judesys, žmonės kokie įdomus. Nuostabu, ten Auskoj, ten tos lovos lūžo. Aš paskutiniam Auskos pudroj fotkinau, būdamas 16, man čia buvo kažkoks topas. Tuo metu aš galvoju, kad čia jau insane, jau viskas ten Juozas Statkevičių fotkinau, ten Mamontovai sakau, ateik čia, padarom portretą. Mamontovas toks. Atėjo, aš ten sakau, sės dabar čia, uždėkoja taip, čia rankytės taip uždėk. Ir Mamontovą nufotkinau ir žinai, tu jauties, kad tu turi galios. Su ta kamera tu jauties, kad turi galios. Ir po to galiausiai, žinai, pradėjau augti pinigai, po to išsinuomau studiją, nusipirkau kažkokią mašiną už 900 eurų, tada galėjau važiuoti ir į Šiaulius, ir į Marijampolę šimtadienius, taip prasukau 20 000 km per pirmus metus. Ir jo, ir su ta faina gaida, nereikėjo man gert, nereikėjo varyti su draugais į klubą, turėjau savo reikalų, galėjau eiti dirbti, daryti, tvarkyti nuotraukas. Mokyklai sėdėdavau su kepurė, kapišonu ir taip sėdėdavau ir editindavau nuotraukas. Ir visi žino, kad editinau nuotraukas, man buvo visiškai dzin, ką kiti mano. Ir aš taip ir dirbau. Tai nuo 16-15 iki 19 taip ir variau. 3 metus nesustodamas dirbau. Tada sugalvojau tą kelionę, susipažinęs su visais keliautojais, kad noriu keliauti po pasaulį. Ir tada ir variau. Visas šventes praleidau, ką įmanoma. Tipo, nei gimtadieniai buvo, nei draugų gimtadieniuose buvau, nei savo išleistuvėse buvau, nei diplomą dar buvau pasiėmęs iš mokyklos. O tai jau dabar pasiėmė diplomą ar ne? Ne, nežinau, gal kažkur yra. Man ta pati problema, aš tuo metu irgi buvom 5M jau irgi prasukę. Taip. Iki tam tikro taško, kur mus pakvietė į vaikų stovyklą vest mokymų kažkokių. Ir, ten buvo semi-decent pinigai, sakyčiau, ir man net nebuvo jokios abejonės, kad šimtadienis ir tada dar po to diplomų teikimas. Tikrai neatrodo, kad visiškai. Dabar gal biški gaila, nes, viskas, nebebus tokių bairių. Jo, bet... Nors aš dabar šiaip ir vėl studentas esu. Galit mane pasveikinti. Sveikinimą, ką tu studijuoji? Tai va, aš studijuoju statybininkų profesinės mokyklos parengimo centre. Aha, o ką studijuoji? Kaip čia vadinasi? Apdailininkas esu. Apdailininkas? Taip. Tai čia apdailą užsiminėsi. Aš galiu plytelės klot, galiu sienas tinkuot, sienas dažyt. O kaip nusprendė eiti, nes turiu nuojautą, kodėl nuėjai tenai, bet noriu išsiaiškinti tikrą istoriją. Tai iš meilės apdailai noriu būti statybininku ir noriu toliau kurti meną ir nenoriu eiti kariuomenę. Tai tiesiog, viskas labai natūralu. Labai gaila, kad norim imti mūsų visus į kariuomenę. Labai neteisinga, manau. Ir aš, mieliau pastudijuosiu kažkur. Šalia turėsiu fotografiją. Tai buvau 2 kartus, tai ten yra surreali patirtis. Aš grįžau į mokyklą. Ten visiškai taip pat kaip mokyklai. Mokytojai yra nuostabus, visi. Visi yra žiauriai draugiški, visi geri žmonės. Žiauriai smagu ten. Visi ten padeda, visi įsižioja, žiūri mane, kad aš tipo atvariau čia kažkaip. Po 2 mėnesių sako, kur buvai? Sakau, tai Australijoje, Naujojoje Zelandijoje buvau. Jie žiūri, kur? Gal nežino tokių šalių, žinai. Gal ir žino, aš nežinau. Tai va, ir jo,
Aš ten kažką pradėjau mėtyt, visi žiūri, o tu kažką moki mėtyt. Aš ten visiems tiem klasiokams sakau, hebra, varom žaist kažį, davai varom pa 1-1. Visi kažkokie sėdi, visi mėmės atrodo, kažkokie nemoka nieko daryti, tokie susiraukę, visi su treningais, visi eina veipint, visi su spogais ir akiniais. Tokie kažkokie, nežinau, nu įdomu žmonės, žinai. Tikiu, kad surrealus biškiek. Jo, ta valgykla, tu ateini toj valgyklų eilės, visi ten keikės, rusiškai šneka. Viskas tobula, bet man tas žmonių grupuotė, ratas, nu toks, gal ne mano draugai būtų, bet su jais pabūt, tai smagu pažvengti, ten tie klasiokai mano visi pačiuožė, ten išvažiuoju iš ten tos mokyklos, antrą dieną pabuvęs, tai 2 dienas ir buvau. Ir išvažiuoju, ir mano tas klasiokas krūtas su BMW EM6 atvaro, mane aplenkė 100 vidury gatvės, kur vaikšto vaikai ir žmonės. Nelabai jauku. Jo, su to EM6. Nu, jo. Okay. Tai gerai, tai žodžiu, tai dabar tu esi studentas, fotografas ir savo Facebook'e dar esi pasirašęs, kad esi solo keliautojas. O ne. Jo. Tai man pirmas klausimas, kodėl esi solo keliautojas, kodėl išvarai vienas ir... Nemoku su kitais būt. Šiaip aš nemoku, nu ką, nu ten reikia su visais tartis daryti. Aš vakar buvau balete vienas, nes tiesiog nesugalvočiau, kaip pakvies kažką, susitart laiką, įkalbint, nes gal baletas neįdomu kažkam. Yeah. Tai aš nusipirkau vieną biletą baleto, kelioniai dar, ir žinau, kad eisiu baletą, vakar nuėjau, baletas 10 iš 10. Kompensos salė ir žmonių supratimas apie baletą yra apgailėtinas. Kodėl? Nu, tai įsivaizduok, aš žiūriu baletą, Gulbežeras, labai gražu, 48 gulbės šoka scenoje, šalia groja nuostabus orkestras ir šalia mane sėdi 4 bobos rusės, jo šneka rusiškai, jo žvengia, jie šišina, tipo, ir jos atgal, na, kur aš atėjau. Okay. Ir tipo, nu jo, nesąmonė, ir ten pradeda šokt, įeina visai balerūnai ir su tais balerūnais įeina dar 50 žmonių su savo flashlightais ir ieško, kur sėdėt. Nu, ar galima? Taip, negalima. Na, aišku, nu čia kompensos salė, gal tada, nu, apgailėtina. Baletas 10 iš 10, žmonės ir aplinka 1 iš 10. Nu, taip. Tai va, tai, o kodėl vienas keliauju? Nu, lengviau, fainiau, įdomiau, nes kai tu vienas dviese varai, tu gali su juo šnekėt, gali su juo būt. Ir tada tu nelabai aplinkoj žiūri. O kai esi vienas, tu privalai būti aplinkoj. Privalai bendrauti su visais, būt, miegot kur nori. Pavyzdžiui, aš miegodavau belekur palapinėse, dar kažkur ant soliukų. Nu ir galbūt mano kolega, jeigu jis keliautų su manim, gal jis nenorėtų. Tai, jo, bullshitas yra keliauti su kažkom. Jo, nesąmonė. Kam keliauti su kažkom, jeigu gali keliauti vienas? Ok, geras. Visi bijo keliauti vieni. Jo, bet čia yra ta pagrindė, kad, nu, baimė kažkokia, tipo, ir... Labai dažnai man iki šiol yra įstrigus istorija, kaip mes į Daniją sumąstėm važiuoti. Prasidėjo viskas nuo 2 žmonių, išaugo iki 7 žmonių grupės galų gale. Vargelis. Jo, ir galų gale mes su vienu draugeliu tiesiog nusprendėm, kad bėgam iš čia lauk, užteks mum. Tiesiog, nu, žiauriai sunku susiderinti. Tu nori daryti vieną dalyką, o kiti žmonės nenori to dalyko daryti. Ir kažkaip yra baimė žmonėm pasakyti, kad aš nenoriu šito daryti, aš einu vienas kažką veiksiu. Tipo. Tai visai suprantu dėl to, nu, kad šiek tiek lengviau, nes mes kai su Aurimu Valujavičium kalbėjomės, jisai labai irgi įdomiai paaiškino apie tas keliones, kodėl jisai vienas keliauja, tai jisai pasakė, kad jeigu tu keliauji vienas, tai yra kelionė, jeigu tu keliauji dviese, nu, arba daugiau, tai jau yra atostogos kažkokios. Alright. Jo, irgi visai toks geras kampas, man atrodo, pasižiūrėti tas keliones. O tai gerai, kiek tu laiko prakeliavai dabar čia tu realiai pabaigai mokyklą, sėdai į lėktuvą ir išvariai, ar kaip buvo? Pabaigiau mokyklą, atidirbau visą vasarą. Tada sėdėjau Korėjoj, mėnesį tvarkiau nuotraukas, tada išskridau į Japoniją ir pradėjau keliauti. Ok. Tai kiek laiko tau čia gavosi? Tai 22 metų spalio 4 nusileidau į Korėją ir grįžau į Lietuvą 23 metų spalio 29. Tai čia gaunasi beveik 13 mėnesių. Tai 13 mėnesių nebuvau Lietuvoje. Ir koks jausmas? Nu, žiauru. Kodėl? Nu, keista, baisu. Man lengviausias dalykas yra išvažiuoti, sunkiausias dalykas yra grįžti.
Dabar aš galėčiau imti ir išvažiuoti belė, kur man būtų žiauriai lengva. Grįžti yra sunku. Aš galvoju, kad čia, tipo, aš taip idealizavau Lietuvą, kad, nu, žinai, čia atrodo, kad grįšiu ir bus viskas tobula. Grįžau ir aš toliau variau keliau. Toliau aš pirmą savaitę keičiau 5 lovas, kaip ir kelioniai. Ir jo, iššūkis grįžt, gera grįžt, visur gerai, Lietuvoje geriausiai, visi manęs klausia, tai kokia mėgstamiausia šalis? Visi žmonės, paprasti žmonės, klausia manęs, o tai kuri šalis geriausia? Nu, natūralus klausimas. Taip, tiek pamačiusiu. Tai va, jo, 13 mėnesių, 382 dienos, daug savaičių, daug valandų, jo, vienas baščiaus po 12 skirtingų šalių. Bet tai tu realiai nieko nedirbai tuo metu ir tiesiog visas tavo, kaip tavo day to day atrodė? Nedirbau, tai aš dirbau Lietuvoje. Tai jo, atidirbai Lietuvoje, tiesiog sustaupai pakankamai pinigų ir tiesiog išvarėjai ir tada jau nebedirbai. Ok, nes aš galvoju, žinai, gal tu tiesiog, kad ir ten, žinai, pasiėmė retušavimo kažkokių darbų ir tiesiog retušuodavai tai varydavai. Pabaigęs visus darbus, būdamas Korėjai su savo draugė, draugė, kuri ten buvo, modelis, aš jį daviau lagaminą su visą įrangą ir išsiunčiau ją į Lietuvą. Tai neturėjau nei kompo, nei fotiko, tą fotiką nusipirkau, nes norėjau fiksuoti kelionę. Ir jo, taip ir nedirbau ir ačiū Dievui, kad nedirbau, nes būčiau dirbęs, tai būtų pam tą kelionę. Tai geriau atidirbti Lietuvoje, keliauti metus arba mėnesį, negu keliauti kažkur, ten dirbti, sėdėti, ieškoti darbo, ieškoti namų, tada biškį pakeliauti. Nu, toks, žinai. Bullshitas. Bet tai tu keliaudamas, nu, aš ten, žinai, vis tiek žiūrėjau ir tavo tiktokus visus ir panašiai. Tiktokus? Oi, kaip gerai tiktokai. Visai jokinga, man labai patiko auditorija komentaruose, kurie... Jo, ten gerai. Čia ir pas mus tas pats yra. Ane? Aš galvoju, kad kelionės pradžioj rinksiu savo fanus, rinksiu savo kažkokią grupę žmonių, kurie jam įdomu, gal jie mane rems ir aš galvoju keliausiu 2 metus. Bet pasikeitė kelionė eigoj, tai jo, pradžioj kūriau, filmuodavau, siūsdavau draugų video, jis keldavo į TikToką, aš net TikToką neturėdavau ir dabar neturiu. Ir jo, jis man ten sakydavo ir jis atrašinėdavo tos komentarus, jam patikdavo, žinai. Tai jo, apie ką mes čia? Tai va, aš dėl tų TikTokų, ką norėjau sakyti, kad prisižiūrėjau, ten, žinai, tu ir paplūdimiuose nakvojai, ir ten pasirandam žmonės nakvojai, nu žodžiu, you name it. Tai kuri buvo keisčiausia vieta nakvyniai ir kuri buvo patogiausia, nes čia turbūt didelis kontrastas tarp 2 vietų bus. Japonija yra toks kalnas vardu Fuji. Fujiyama. Jį visai gerai žino, jis toks yra trikampiukas su balta kepurėlė. Ir labai gražus kalnas, 4 km aukščio. Ir aš, būdamas Japonijoje, žinojau, kad noriu jį aplankyti. Nežinojau nei kaip, nei kur aš mėgosiu, bet žinojau, kad noriu aplankyti. Tai pabuvęs Tokijo mieste, išvažiavau su metro į toliausią stotelę, ir stojau ant gatvės. Ir iškeli pirštą ir tada man čia buvo pradžia, aš galvoju, kaip čia veikia, bet reikia pabandyti, tranzuoti. Stoju. Žiūri, gal sustos, kad taip žinai, dar nedrasu. Atsistoji, ten nusiemi kepurę, pasitaišai šaliką, kad neatrodytum kaip benamis arba žudikas. Atsistoji ir stovi, taip šypsais biški. Nu ir žiūri, bam, sustoja vienas. Ten aš translatorium, nes Japonijai ne visi šneka. Nu tai kur važiuosi, aš sakau, čia. Sako, nu galiu biški pavežti. Nu ir ką, ten pavežė mane prie to kalno, aš jį pamačiau. Jis didelis, kosminį, tai čia nepalyginsi su mūsų kalbom. Ir jo, ir aš tenais kažkaip taip atsitiko, kad turėjau miegot kažkur. Turėjau miegmaišį, turėjau kilimėlį, neturėjau palapinės. Tai aš ten kažkokioj stoteliai susirangiau ant suoliuko, apsirengiau tos pačius džinsus šitos, kurie dabar jau yra visi suplyšę, čia visos kišenės suplyšusios, čia aš čia susisiuvęs esu, bet atlaikė kelionę. Tai jo, ir aš ten kažkaip ant kažkokio suoliuko įsirangiau ir mėgojau prie 0 laipsnio. Skambinu ten draugams, sakau, man čia žiauriai šalta, žiauriai baisu, tai pakalbam, nes man reikia užmigti. Ir draugai kalba ten su manim kažką. Jo, ir
Nu ką, ir, tipo, yra didesnis noras pamatyti kažką, negu ta svarba, kad, tipo, oi, nėra kur mėgoti. Yeah. Tai tiesiog rangaisi miegi, atsikeli ten 6 ryto, visas sušalęs, uždedi kuprinį ir varai toliau. Toliau tranzuoji, po to ten pasišildai kokią nors ten toj parduotuvėliai, ten convenience store, kaip jie vadina, 7-Eleven ar dar kažkas, išgeria arbatos ten jie turi Japonijai tokius šaldytuvus, kur pasiėmė arbatą. Tipo, buteliuką, ten yra arbata ir jis jau šiltas. Šaldytuvas šiltas. Tai čia toks surrealus lietuviams turėtų būti experiences. Okay. Tipo, yra, tipo, šitie aparatai, wedding machines. Aha. Tai ten įmeti tą ieną ir tau išmeta tą patį buteliuką ir jis šiltas. Oho. Tai visai toks galima būtų įnešti Lietuvą. Tai jo, ir taip mėgodavo aš ten pradžioje tose gatvėse. Po to tranzuodamas pažinau kažkokiais ten kažkokią porelę, kurie mane nuvežė į šopą. Aš nusipirkau lengviausią, brangiausią palapinę. Nežinau, kad aš ją tampysiuos visą kelionę. Ir jo, po to palapinį mėgodavau. Tai praleidau palapinį, nežinau, gal trečdalį naktų, kokius 100, gal 200, nežinau. Ok, nice. Jo, ten visose kampuose, kur galėdavau, ten Japonijos miestuose į parką atvarai, pastatai palapinę, nieks per tavęs nelenda. Ten Japonija visi tokie. Respectful labai. Respectful, nieks tavęs nelenda, jeigu tu dar baltas, tai iš viso taip kitaip žiūri. Taivane buvo istorija, aš tipo tranzuoju, sėdžiu pick-up'e kažkuriam, ten dvi moteris kažkokios vairuoja, ten aš drebu važiuoju su kuprinė naktis jau. Sako, where I can sleep? Where? Sako, okay, go sleep here. Ten ir kažkokia atvežė kažkokią mokyklą, prie kurios yra kaip ir aikštelė, su kažkokiu stogu ir aš ten pastačiau palapinę. Miegu. Žiūriu, švyturėliai kažkokie atvaro mentai. Pipėts. Dabar jau bus man. Jo, ir tipo, aš ten su triusikais išeinu, visą toks apspangęs su savo ilgais plaukais. Išeinu ir mentų mašiną privažiavau prie pat palapinės. Ir du tokie mentai, žinai, penktokai. Japonai, mažiukai penktokai išrenina. Hello, you good? Aš sakau, yeah, good, sleeping. Oh, you need anything help? Something help? Padėt, ar jie norėjo man ten kažką, sakau, no, sleep, go, thank you. Ten pradėjo mane fotkinti, nusifotkinus tada su manim. Išvažiavo, aš jau galvoju, ačiū Dievui, kad čia nieko nebuvo. Mėgu. Ir vėl atvaro. Eina, savo galvoju. Jo, ir jie atvaro, maišą duoda man ir ten pripirkė saldainių, arbatos, visko, aš galvoju. Eina savo, thank you, I sleep, go. Ir tipo, jo, ir būdavo, kad tikrai man neša visokių maistų, neša visko, ypač ten Japonijai, Taivane, nes jiem tas keliautojas, jie gal gerbė, džiaugiasi, kad aš keliauju, ypač tuose kaimukuose dar kažkur, tai jie ten, žinai, man visi bando padėti, irgi sėdi tranzuoja ir vis ten sustojam kokią nors kavą nuperka, dar arbatos nuperka, maisto, net neprašai, nieko nesakai, turi to maisto kupriniai, turi tų pinigų susitaupęs, pirktą maistą, bet jie tiesiog karma tik ar dar kažko visi ten perka. Ir būna važiuoji, tranzuoja ir jo, ir taip sako, where are you gonna be sleeping? Sakau, aš nežinau, kur mėgosiu, aš kažkur ten gal prie krūmo. Yeah. Krūmo, tu durnas? Sako, pas mus mėgok, aš sakau, pas jūs. Moteris, paprasta moteris, ten kem metų, pasiema mane, nepažįstama, keliautoja, pas save į šeimą, į didelį namą, kurioje šeima, vaikai žaidžia PlayStation'u ir aš ten mėgu pas juos, davė kambarį, davė dušą ir tu mėgi pas juos. Oho, kaip fainai. Tai tokios patirtis labai surrealu ir tada pradedi supras, kad visai pasaulis yra geras ir kad mes tose žiniuose matom gal tik tą blogą dalį, tai gal žinias reikia išjungti arba teliką išvežti iš namų ir pabandyti išvažiuoti kažkur, gal ne taip ir baisu yra. Ok, geras. Tai, gerai girdėt. Tų istorijų yra krūvos ir tu čia gali pasakot man čia. Bet jau, kai visi paklausė, kokia mėgstamiausia šalis, tai mane surakina ir aš nieko negaliu atsakyti. Ne, nes neišsirinksi turbūt. Durniausias klausimas pasaulyje. Tipo... Visur kažką rasi, žinai, savo artimo ir mylimo, man atrodo. Taip. Ok. O kodėl būtent išvarėjai į tą dalį, į Aziją ir po to į Naująją Zelandiją? Nes toli. O kodėl į Pietų Ameriką, pavyzdžiui, nevaryti tada? Nes baisu. Ok. Nes ten kažkaip Azija, man atrodo, kažkaip gal artimesnė negu ta Pietų Amerika. Ar Amerika, man kažkaip toks jausmas, kad artimesnė. Aš Taivane buvau, kai buvau 15 jau sakiau. Tai ok. Tai man ten kažkaip artima.
O Azija, tai aš ten su to modeliavimu kažkaip pirmą mėnesį prasisukau, kad ten galėjau Korėjai pabūt, o gavęs tą kontraktą iš agentūros, man ten viskas užsisuko kažkaip. Ok, supratom. Tai va, Dabar aš dabar darau tokį dalyką, kad visą laiką praėjusio pašnekovo paprašau klausimo būsimam svečiui. Kas buvo praeitą kartą? Alex Krell, aš nežinau, ar tu žinosi, kas yra Alex Krell. Kas yra Alex Krell? Alex Krell yra DJ'as ir Reperis. muzikos produceris. Oho. Jo, šiaip labai rimtas bičas, techno stage tai jis labai žinomas yra Lietuvoje. Geras. Šiaip legendinis patas. Žiauriai Kiek metų jam? Tram 2, O, kažkas tokio, sakyčiau. pačiuožęs? Jo. Tai reikia būti pačiuožusiu. Nu, ne, jisai pats sakė man kažkada, kad, paklausk bet kurio didžėjaus, kuris yra, tipo, žinai, biški sėkmingesnis. Taip. Visi turės kažkokią traumą ar kažką, O kažkur tai bus nėra taip, kad kiekvienas menininkas turi turėti traumų. Aš man atrodo, net menininkai, kurie neturi traumų, jie ieško traumų, kad būtų menininkai. Taip, kad pritap. Gali būti, nežinau, bet man atrodo, kad tas traumatas dalykas, jisai, kad duoda, tiesiog lengviau perlipti per kitus šūdus, kurie atsitinka, tipo, yra kažkokie obstacles, nežinau, tavo gyvenime ir man atrodo, kad jau jeigu tu praėjai kažkokį žiauriai traumuojantį dalyką gyvenime, tai tau tiesiog bus lengviau jį perlipti. Bet jo, tai gerai pačiuožęs. Tai žodžiu, jo klausimas tau buvo, jisai pasižiūrėjo, kad tu daug keliavai apie tą Aziją. Tai buvo klausimas, Azijoje vis tiek yra daug maisto, kuris yra, pavadinkim, mum lietuviam neprimtina. Žinai, gal ne tai, kad neprimtinas, bet keista būtų valgyti. Taip. Tai pirma klausimo dalis yra, žinai, kokį keisčiausią patiekalą valgiai būdamas Azijoje? Ką žinau, valgiau tokį keistą patiekalą. Blemba, dabar bandau sugalvoti. Ką žinau, valgydavau kažką, ką duodavo, tą ir valgydavau. Bet, valgiau tokias gyvas sraigės, jos ten šliaužia. Oho. Jos šliaužia gyvos su tom skarelėmis, dokit. Ir tu tą sraigę paimi, įkiši verdantį vandenį, jos greit numirštų ir tu ją suvalgai. Tai buvo žiauru. Bet tu ją matai gyvą ir tas dalykas, kad nužudai ir suvalgai, buvo surrealu. Bet labai skanu. Tai, jo, tai įdomu. Okay. Įdomu. Jo, šiaip tai maistas, ką žinau, pripranti prie to maisto. Ką žinau, valgai, man kažkaip nebuvo, kad maistas buvo svarbiausia kelionės dalis. Buvo dalis kelionės, varydavau ten valgyti, bet ten tos visus street markets, man tie visi pasidarė tokie panašus per visas kelionės. Kartojasi turbūt. Tai ten tie turistinių tofu smirdantis kažkoks, ar ten tas skorpionas valgyti, tai man atrodo, ką žinau, suvalgai ir viskas, nepakeičia. Vat kokią ten tą ayahuaską ar dar kažką, tokį pavaryti suvalgyti, čia būtų išneštų gerai. Bet kai vienas esi, tai dar man nelaikas bairuot, tai aš viską ramiai. Okay. Kultūringai. Jokių bairių, nevariau labai stipriai. Gerai. Tai va. O kaip su spicy food? Valgydavai kaip vietiniai aštriai ar taip lengvai aštriai valgydavai? Aš tai spicy food. Tai kad mes nemokam spicy, mes valgom grietinę. Grietinę? Ne, čia tai taip. Taip, bet tai tu lietuvis, nėra čia pas mus jokio maisto, kuris yra spicy. Pipirai yra aštriausias dalykas, kas yra pas mus. Mano vienas draugas iš Indijos atvaręs į Lietuvą, atsinešė maišą čili ir valgo kažką ir užsikanda čili, nes jam, sako, trūksta. Boring food. O man atvarius ten į Aziją, valgyti aštrų maistą, man nepatinka. Tipo skanu, bet jeigu ten viskas dega burnoje, tai man kažkaip nelabai. Tai aš nedilindavau, po to dar triedi, skauda ten viską vidu ir nežinau. Man tai kažkaip nelabai. Bet buvo, žinai, mes su broliu keliavom biškį Indiją, jis buvo atvaręs. Tai, žinai, ten atvarai į Indiją. Ten viskas sukasi, bėga, visi valgo, sakai, no spicy. Jie pažiūri tave, no spicy. Paduoda lėkštę, tu atsikandi ir negali nieko daryti. Geri vandenį, geri pieną, geri ten tos jogurtus ir tau žiauru. O jie ten viską valgo, strunkytėm, bam. Įdomu. Bet jo, aštraus maisto nelabai įsimylėjau. Šiaip iš visų maistų, kiek valgiau, man tai Korėjos virtuvės skaniausia. O kas yra Koreja, ko jinai ypatinga? Ypatinga tuom, kad ten yra krūva skirtingų įdomių skonių. Paletė skonių. Ten tu, pavyzdžiui, sakai ryžių su mėsa, o tau šalia dar atneša kimči, atneša ten tokį ridikėlį geltoną, atneša ten kažkokių dumblių paragauti ir tu taip viską taip valgai ir tu ragauji. Ir taip, kaip gaunas kiekvieną sykį yra degustacija.
nes mes mėgstam viską sumesti vieną keptuvę, čia sumeti, tada viskas sumali gerai, ir tada dar sumali, dar uždedi kokio kečupo majonezo ir viską susikimši ir tas sėdi toks visas apspangęs ir nori eit miegot. O korėjai fainai, jie pavalgo iki 8%, jie nepersivalgo, jeigu jie nenori valgyti, jie nebevalgo, viskas kultūringai, su pagaliukais, lėtai, pavalgai, sukramtai tą maistą, o čia yra romantika. O mes ką čia mes darom, tai aš dabar pas močiutę gyvenu biškį, nes neturiu namų. Tai man atneša koldūnų su spirgais ir grietinę ir aš tą bliūdą suvalgau prie 5 minutės, nes aš skanu, reik valgyti ir valgai ir ten, ir po to sėdi ir tau bloga ten viskas ir tu nori miegoti ir tau, nu jo, mes šiaip taip nesveikai gyvenam. Nu jo, šiaip žiauru, bet Korėjos virtuvė patikėčiausia. Patikėčiausia. O kiek tau teko kelioniai, nu, sakei, fotiką nusipirkai, tai kiek keliaudamas vis tiek fotkinai ir ką bandėjai fotkinti, žinai, ar turėjai kažkokį, nežinau, tikslą, ką norėjai sufotkinti. Nes mačiau, kad šiaip labai daug darbų, man atrodo, tavo apie žmonės sukasi. Tai tik apie žmonės. Jo, va tu gamtos, pavyzdžiui, nefotkini, kaip suprantu. Nu, gal to netyčia kur nors jo, bet... Nu, truputį kartais, bet šiaip tai viskas yra apie žmonės pas mane. Aš esu fotografas žmonių. Tai ir Lietuvoje fotkinau tik žmonės skirtingose situacijose, ar ten vestuvėse, gimtadieniuose, jubiliejose, ar ten komerciniai fotosesijai yra tik žmonės, tai kelioniai aš net nemačiau kitų dalykų. Man žmogaus figūra turi būti mano fotografijai. Tai ar jis ten eina pro langą ir krenta gražus šešėlis, ar jis ten su dviračiu važiuoja ir skrenda gražus balandis, elegantiškas. Tu jį tada fotkini ir tada, jo, ir ieškai tų visų įdomiose situacijose, su įdomiu apšvietimu, pro įdomų objektą ieškai žmonių. Tai aš visose skirtingose šalyse, ar Indijoje, Korėjoje, Taivane, Japonijoje, Tailande, Malaizijoje, Singapūre, Australijoje ir Naujoje Zelandijoje, tai ieškai tų pačių žmonių, ieškai jų akių ir ieškai tų skirtingų situacijų, nes šiaip, jo, įdomu. Bet šiaip tai dominuoja šunys, balandžiai ir žmonės. Fotografijai. Nu, tipo, šunis, eina šuo, tu pritupi, nufotkini šunį iš apačios, tada žmogus matosi ir dažniausiai šuo panašus į žmogų, tada tas įdomu, nes tu gali palyginti ir šuo iš arti, atrodo didelis žmogus, atrodo mažas, nu ir taip žaidai ieškai ir kai vaikštai su tą kamerą, tu žiūri, kas vyksta. Kai tu šiaip vaikštai, tu klausai podcastą, klausai audio knygą ar muzikos, žiūri telefoną, kalbi su draugu, tu nežiūri, kas vyksta aplinkui ir tada tu nelabai gyveni dabartim, gyveni kažkuom, mintim, o mes šiaip vis laik kažkur visi skubam. Su to kamera tu biški sustoji, žinai, pažiūri, kas vyksta. Gal jis dabar čia šoks per tą balą, gal reikia nufotkint, ar ten eini, pavyzdžiui, prisiknėsi prie kokių vaikų, kurie žaidžia beisbolą Korėjai. Atvarai. What's up? How you doing, guys? Ir tada tu ten juos pradedi kalbint. Ten mama kažkokia ateina, sako, what you doing? I'm a photographer from Europe. Can I make pictures? Yes, do it. Ir ten mes susibendravom, jie ten tą žaidė beisbolą, jauni, ten 8 metų, jie žiūri krūti gerai, ten ir man pramušt. Ir jo, ir tu visokių tokių patirčių įgauni. Tai žiauri jėga, būna nuklysti kokį turgų, kur ten kažkas kerta kiauliai galvą, nu ir žiūri ir fotkini, ir tu išsižiojęs. Ir jo, smagu, faina, geras experiences, geriausia investicija ir geriausias atradimas šitoje kelionėje, ta gatvių fotografija, man žiauri smagu. O tai kuo tu vadovauji, nu žinai, kas tau yra svarbu, kai bandai pagauti kažkokį kadrą? Visiškai intuicija, tu eini gatvėje ir tai, kas tavo akį trigerina, ar tai keistas šuo, ar krūva balandžių prie močiutės, kurios tu atbėgęs išgazdini ir tada močiutė įsigasta ir tu nufotkini tą visą išsigandimą, tą emociją. Arba 2 dviračiai, kurie važiuoja šalimais ir tada šešėliai susitinka ir atrodo susidauž. Nu ir tu ieškai tokių visokių momentų, dalelių gatvėse, ar ten pačioj gamtoj, ar ten kur Indijoje ožkų turgui, kur ten mėto ožkas į šitus visus ten traukinius ar dar kažką. Ieškai tokių įdomių situacijų, kas tave jaudina ir tu jas gaudai. Ir po to žiūri, kas gaunas. Nu, negalėtų kritiškai labai galvoti, tu turi iš jausmo. Iš jausmo eiti, greit eiti ir greit fotkint. Nes taip nieko nebūna
kitaip, nes tu ten galvosi kažką, nieko nevyks. Viskas va taip sekundė, momentais. Momentus labiau bandai gauti, supratau. O ką bandai pasiekti dabar kaip fotografas? Turi kažkokį tikslą išsikėlęs? Jo, būt New York'e, gyventi New York'e ir fotkin Vogue'ui. Ir jo, būt krūtas fotografas, keliauti po visą pasaulį. Ir galiausiai norėčiau, svajonę mano, būt antiek krūtas, antiek turėti daug užsakymų, kad galėčiau gyventi Lietuvoje, noriu gyventi Lietuvoje. Ir kad mane skraidintų kaip fotografą kažkur. Tai reikia atidirbti užsienį. Dabar būsiu Lietuvoje, būsiu ilgai Lietuvoje, pabūsiu. Galbūt tada keliausiu New Yorką. Ir New York'e gyvensiu greičiausiai. Ir tada ten būsiu, ten dirbsiu. Ir jo, tada grįšiu. Manau, taip, tokios idėjos. O aišku, nors kas ten žino, gal įsimylėsiu čia, pradėsiu šeimą, noriu vaikų. Ir turėsiu vaikų čia ir nieko, čia ta fotografija bus pamirštas reikalas. Antras planas. Tai čia nieko nesplanuosi. Tai ir kelioniai nieko nesplanuosi. Viskas spontaniškai labai. O su tom fotografijom irgi vieną gražų dalyką, ką pasakei, kad, kol modeliavai, stebėjai, kaip, žinai, kiti fotografai dirba, kaip kiti bendrauja. Tai kai su Tomu Kaunecku teko kalbėtis, jis irgi sakė, kad fotografo darbas nėra tik tais fotkint. Tomas Kauneckas ir Rokas Darulis yra du kiečiausi Lietuvos fotografai. That's it. Nėra kitų. Viskas. Faktas. Tai va Tomas labai gražiai pasakė, kad fotografo darbas nėra tik tais fotkint, bet yra ir prakalbint žmonės, žinai. Oi, tai visi mūsų fotografai va tokie yra, aš jums parodysiu. Jie yra prigėrę vandens ir jie nešneka. Jie nešneka su žmonė. Ir visi paprasti žmonės, kuriuos tu fotkini, jie visada sako tą pačią eilutę. Aš tai nefotogeniškas, aš nemoku fotkinti, man nėra jauku prieš kamerą. Nes fucking fotografai lietuviai, jie nemoka šnekėti. Jie, visi fotografai, visi, ten 95%, jie nieko nesako, ką daryti. Jie nesako, kur dėti rankas, jie nesako, kur dėti akių, kur žiūrėti, kokią emociją suteikti. Jie tavęs nepakrutina, nepajudina ir dėl to visiems nejauku. Ir visi bijo fotkintis. O geras fotografas, kaip Tomas Kauneckas, jis, blėt, visus pastato į vietą, visus. Sako, dabar daryk taip, daryk anaip ir tada gaus gerą nuotrauką, nes nuotraukos negimsta pačios, tu jas turi sukurti. Ir mano tėtis buvo kručiausias Europos vestuvių fotografas, apkeliavęs visą Europą, Ameriką, salas, Azijos, dar kažką. Ten iš to, kad visiems pasakodavo, kaip reikia elgtis, tapo kručiausias fotografas. Ten Vogue žurnaluose buvo, ten Dolce Gabbana jam asmeniškai padėkojo už gražias nuotraukas. Okay. Tai jo, ir jis mane moko ir aš be galo dėkingas jam. Ačiū tėti, 100% žiūrėsi šitą radio laidą. Ir jo, tai kalbėjimas yra geriausias, bet kalbėti nepatinka aplinkai, kad tu kalbi, kad tu reiškies. Ką turi minį? Ar šiaip? Šiaip žmonėm, nes tu jiems aiškini. Tada jie pažiūri nuotraukas, kai tu jiems paaiškini, ką daryti, jie įsižiūri ir apsiverkia. O jeigu neaiškini, tu visiems patinki ir turi būti fainas. Tai šitam Vilniui aš bandau būti fainas, nes toks likimas Vilniaus yra. Nes tu turi būti fainas, kad tai visi mėgtų ir tada gausi užsakymų. O užsienį yra kitaip. Jo, bet tu turbūt turi susikurtą, žinai, kažkokį statusą, kur jau gali pradėti. Tu net Lietuvoje neturi būti geras fotografas, kad turi darbą. Tu turi būti fainas, būti su visais pabendrauti. Su visais pabendrauti, apsikabinti, bučinuką, ten kaip tu laikais, Instagramą pafotkin viens kitą ir tada tu kietas fotografas esi. Okay. Dar jo, jeigu tu dar stilingai rengiesi, tada tu esi tas krūtas fotografas, kur visos panos nori tave vestuvėm, nes tu esi, stilingas ir daug followerių turi. Okay. O šiaip taip, kas ten vestuvės viską fotkina, pažiūri Mario Testino vestuvės nuotraukas ir pažiūri lietuvių nuotraukas, tai ką padarysi, toks likimas. Ir nieks nesupranta, kas yra geros nuotraukos Lietuvoje. Vartotojai nesupranta? Vartotojai, žurnalai, visi, yra keletas žurnalų Lietuvoje, kurie fainai daro, o visa kita yra... O tai gerai, kas tau tada yra gera nuotrauka? Kaip tu įprasmintum gerą nuotrauką? Taip, atsidarykit Roko Darulio nuotraukas, pažiūrėkit, Tomo Kaunecko nuotraukas pažiūrėkit, atsidarykit Mario Testino nuotraukas pažiūrėkit,
Helmut Newtono nuotraukas, pažiūrėkit. Nu, va ten yra energija, istorija, o ten visi kiti, net ir aš, darau kaip visi, nes, nu, aš dar nemoku, bet aš einu tolik mokėt, stengiuosi daryti kitaip, stengiuosi griaut standartus, pasimti veidrodį, fotkint pro veidrodį, pro stiklinę, pastatyti žmogų ant rankų, nuimti jam kelnes, ar ten duot pliuchą, neduodu pliuchų, bet būtų gera tema, nes tu tada būtum šokė ir tada ta emocija biškai žadina, kai visi ten daro tas pačias pozas ir visos tie modeliai tokie mirė iš akių, tai nėra emocijos. Reikia azarto, reikia energijos, reikia to. Ir aš iš kelionės to labai daug išmokau ir tikiuosi persiduosi darbus. Persiduosi dabar, galėsiu išvemti visą kūrybą visiems. Tai jo, ir šiaip dar vienas dalykas. Nedraugiški esam žiauriai Lietuvoje. Okay. Tipo, mes šiaip esam visi toj pačioj valty, visi. Ar jūs čia kuriat, darot, filmuojat, ar aš fotkinu, ar ten kiti kuria muziką. Mes esam toj pačioj valty, mes turim visi savo padėti. Jeigu mes visi savo padėsime, žiauriai greit visi kelsim. Bet nieks nenori niekam padėti. Visi savo. Kaip tu manai, kodėl taip yra? Nežinau, gal, nemoko mūsų padėti. Mokykloje visi sako, būkit vieni, nedirbkit grupėse, ar ten būkit individai. Ir varykit po vieną, o mes jeigu kartu visi varytumėm, tai blemu, kiek krūti būtumėm, ne? Ir mūsų, pavyzdžiui, tavo laimėjimas, ar mano laimėjimas, tavo laimėjimas. Jeigu taip jaustumėmės, o nepavydėtumėm vieni kitiems, tai būtų, man atrodo, gal žymiai krūčiau. Ne, ir lengviau, ir maloniau turbūt yra visiems. Tai aš stengiuosi dabar visus girt, ką galiu girt. Okay. Visus šerint fotografus, kitus fotografus keliu pas savo Instagramą ir rodau, žiūrėkit, koks fotografas, gal kažkam reikia. Pats neturiu užsakymų, neturiu darbų dabar, neturiu nei vieno užsakymą, po metų grįžau iš namų, dabar pasirašiau sutartį vakar, turiu namus, moku nuomą, neturiu darbų ir fostinu kitus, kad tipo, gal kažkas gaus fainą užsakymą. Bet man atrodo, kad tu tiki karmą. Gal tikiuosi, bet iš to gėrio vis laik grįžta tas gėris. Taip, pasaulis grįžina. Tai jo, tikiuosi gal, kad taip ir bus. Ir šiaip viskas fainai. Šiaip visur gerai, bet Lietuvoje geriausia, kas keista. Iš tų visų nors ir pykčių ar nemeilės kažkam, vis tiek čia tokia faina erdvė. Ir kai taip nutolsi nuo Lietuvos, čia taip viskas artimo pasidaro. Ir iš tikrųjų, žiauriai gerai gyvename čia. Yra pliusų, yra minusų, bet visur, kur buvau, niekur nenorėčiau gyventi tik Lietuvoje. Gerai girdėti. Ten, žinai, Sidnėjui, ten viskas fainai, visi banglentėm, visi pasipuošę. Ir lietuviai ten gyvena. Bet taip kažkaip taip tolim ir viskas taip neartima, kad... Čia jau vis tiek namai yra tam tikrai. Visiškai, man tai čia visur gerai, Lietuva geriausia, žiauris smagu čia. O tai tu kelioniai pradėjai surfint, ar prieš tai jau prasidėjo tavo surfinimo kelionė? Ne, aš tik kelioniai pabandžiau, tai išmokau Japonijoje, taip netikėtų susipažinęs su tokia mergina, eidamas per tokią Okinavos salą pėsčiom. Aš ją užkalbinau paplūdimy, tada į mane užkalbino. Ir tada mes kažkaip susibendravom, po to aš po savaitės su jais sutikau kažkur kempinge, tada jį man parodė, kaip reikia surfint. Ir surfinimą nešiaus visą kelionę, žiauriai kietas dalykas. Girdėjau, ir Lietuvoje galim pasurfint. Jo, melnragiai pagrindą. Įdomu, kaip ten tos bangos. Šiaip, kiek aš girdėjau, kiek aiškinus, tai ten labai reikia užtaikyti, bet yra tipo tikrai galima, kur įspūdinga. Tai va, surfinimas nuostabus sportas, ten tokia romantika, tu ten ant tos banglentės guli, sėdi, lauki bangos. Ir kai lauki bangos, nėra ką galvoti, lauki bangos. Ir ateina banga, suki banglentę, tu tada ir kloji paddle, stumi, stoji, krenti, atsistoji. Ir tas visas azartas žiauriai smagu. Tai va, kas galit pabandyti ten. Šiaip geriausias bangos Bali, kur buvau. Ten, man atrodo, patogiausiai išmokti yra. Sunku išmokti, nes labai jos galingos. Bet tas, fainai žiauriai Bali, ten jos stiprios, galingos, didelės bangos. Ilgos, atsistoji, gali varyti ten gal 100 metrų, 200 ir kai ten atsistojant tos bangos, visiškas nerealus jausmas. Taip. Visas šypsais, varai, ten visi žiūri tą ir tada tu, geras. O turėjai gerų skalbimų? Oi, tai begalės. Tai ir randu net ribiškę ant nugaros, ten kritau ant tokių olų ir ten suka tave, ten ta banga neša ir tada tu ten tame dugne tave taip, kaip skalbenkė, kaip tie rūbai, tie triusikai, tu kaip turėjos triusikas. Sukies, išlendi. Ir taip žiauriai jokinga. Tai varai toliau. Tai būna taip tave daužo, nepagauni nuos bangos, išeini, sakai viskas, nafik tas surfinimą, nebenori surfint.
Bet jo, visiems linkėčiau pabandyti surfint. Buvai, bandėjai? Jo, bandžiau, aš Azorose, kai keliavau. Kur yra Azorai? Azorai yra, būtinai nuvaryk. Azorai yra realiai tarp Europos ir Amerikos vidury tokia nedidelė Portugalijos sala. Eik tu? Jo, jinai šiaip yra labiausiai ten self-sustainable sala pasaulyje, man atrodo. Wow. Jo, ir ten yra, man tai toks irgi labai surrealus experiences buvo, nes tu atrodo, eini tokia lygumalė, įsivaizduočiau kaip kokio Škotijoje turbūt, taip lyja lietutis, praeini pro tokį mažą tuneliuką žemyn, pro porą medžių ir tu jau džiunglėse esi, literaliai. Ir labai taip, daug skirtingos gamtos yra, labai ugnikalnių, yra karštos srovės, kas irgi žiauriai smagu buvo, ten tokie natūralūs baseinai, žinai, ten kur +, laipsnių vanduo, tai šiaip, kosminė sala, tai mes irgi varėm surfinti. Ir aš mokinausi surfint tokiam smėlio paplūdimy. Ir viskas buvo žiauriai nice. Apart to, kad ten kryžiuojasi bangos ir, žinai, bandai stotis ir tai kita banga nuskina. Bet jo, aš ten 2 kartus nuėjau, man atrodo. Ir tada kažkaip draugai sako, jie jau labiau experience surferiai. Jie sako, okei, varom čia į kažkokį kitą spotą, čia žymiai geriau bus, panašiai. Ir aš tą dieną, atsimenu, negalėjau varyti, nes turėjau labai daug darbų. Ir, žodžiu, jie nuvarė, sako, jo, čia epic spotas, žodžiu, tobula. Aš sakau, okei, nice, varom, tipo. Ir kitą dieną mes važiuojam su mašinomis iš savo landlordo, ten irgi šiaip kosminė istorija, iš savo landlordo. Mes pasigyvenom 3 už 400 eurų per mėnesį ir už mašiną sumokėjom 105 eurų mėnesį. Tai ten buvo nudylų dylas. Tai mes tokiu senu Ford Focusu, Antanas jį vadinom. Antanas? Jo, nes, žodžiu, labai ilga istorija. Tai, žodžiu, mes su senu Ford Focusu atvažiavom į tokią Santa Iriją. Tai jo, ir man nieks nepasakė, bet mes 15 minučių haikinom iki surf spoto su visom baglentėm ir visko. Atvaromės tenai ir tu turi eiti per tokius akmenis. Jo. Ir esmė tame, kad kai yra high tidas, tai tos bangos tave taško, tipo, žiauriai ant tų akmenų. Ir aš atsimenu, kad šoku nuo vieno akmens ant kito, aš pasisuku į šoną ir matau, kaip banga, realiai pusę manęs jau, tipo, nuskins. Bum, nuskina, šiaip netaip išsilaikai, šoki toliau ir eini ir ten visas survival experiences buvo vien iki spoto ateit. Tai pavyko? Jo, tai galų gale pasiekėm tą spotą, viskas ten tvarkingai. Tik aišku irgi, kaip pasauliniam kare biškiau jaučiausi, nes tam, kad tu įeitum, tu turi labai greit praeit pro bangų lūžius, nes yra akmenis tiesiai, tipo. Tai jeigu tu nespėsi, tave atgal į akmenis tiekš. Tai jo, ten buvo toks kaip filme kokia. Šiaip tai surfinimas nėra bairis. Ne, žiauriai pavojinga. Čia reikia aš laiką, įeidamas į vandenyną, su ta lenta, atsistoji kai jau ant to kranto, kai jau ten vanduo jau susitinka su smėliu, aš tą lentą nusilenkiu į horizontą žiūrėdamas ir einu. Nes aš kažkaip tai pradėjau daryti ir aš realiai tikiu, kad reikia gerbti vandenyną. Labai stipriai ir tu nei prieš bangas pakovosi, nei prieš sroves, tai kad reikia gerbti ir ten reikia tausoti ir vis laik padėkoti, kad pabuvai vandenyne. Aš tikiu tokiais dalykais. Ne, čia faktas, nes man, tai va tam spotė ir buvo pirmas toks experiences, kur man sako, oi, čia tobula vieta tau mokinti, žodžiu, bus, nes toli nuo kranto bangos lūžta ir, žodžiu, labai gilu, tai, žinai, ten nėra jokių akmenų aplinkui, nieko, perfect spot. Taip. Aš galvoju, okei, nice, nes aš jau tam white water jau sugebėdavau atsistoti, okei, galvoju, next step, bangą pasigauti. Ir aš atsimenu, kad taip ateina ta pirma banga, aš pradedu pedlint, ir aš jau stojasi, ir aš kažkaip per daug į priekį pasvirau, ir taip visą mane išskalbės ta lenta, viskas sukasi, aš stebiuosi, kaip lenta šiaip nelūžo. Ir jo, ten labai smagiai mane išskalbė. Ir kaip tu ir sakei, tu jau tipo nebeturiu oro, kol tai skalbė, tai man buvo tas, kad aš išnėriau, jau bekildamas pradariau burną, biškį vandens prigėriau, išspjaunu. Ir aš jau pradedu atgaut kvėpavimą, atsisuku, žiūriu kitą bangą, manęs jau lūžta. Ir toliau, tu vėl neri. Jo, aš tai kažkaip visą laiką labai neįsitemdavau, labai atsipalaiduodavau. Taip, tu turi atsipalaiduoti. Tada tu žinai, kas vyksta. Nu ir taip kažkaip, žinai, romantizuoji. Jo, gerai, reikės pabandyti Lietuvai pasurfint. Turėtų būti labai įdomi patirtis, tikrai. Tai tikiuosi pavyks vasarą, jeigu nebus labai darbinga. Tikiuosi, kad bus darbinga, bet jeigu reiktų. Jo, būtų smagu. Tai vestuvės fotkinu. Linkėjimai, kas toksis, parašykit. O ko tu bijai gyvenime?
Mirties. Kodėl? Ką žinau, nenoriu mirti, smagu gyventi šiaip iš tikrųjų. O bet tai nemanai, kad ta baimė, bijot mirties toks varžantis dalykas gali būti? Ne? Nežinau, aš tavęs klausiu čia. Aš tos baimės neturiu, tai man tiesiog įdomu sužinoti, kodėl. Ne. Tai gali varyti ant savo mašiną ant 109. Galiu. A ne? Jo, esu daręs tai porą kartų. Man tas nesuteikė, tas greitis, tarkim, čia. Man jis nesuteikė kažkokio didelio labai džiaugsmo, žinai, ten jo įsibėgėti iki to taško yra kietai. Po to laikyti, nežinau, man tas nebetikė džiaugsmo, bet su ta baime aš tiesiog gal turėjau kažkokių, nežinau, ar patirčių, ar kažkur gyvenime kažkas atsitiko, kur aš jau priėmiau tai kaip labai natūralų dalyką ir kad that's okay ir kaip tik man jis toks gal yra kaip reminderis, kad, žinai, okei, tu mirsi, kažkada pasibaigs šitas visas cirkas ir viską, ką mes čia darom, žinai, ir kad turi kažkaip gal įgyvendinti maksimumą, ką gali. Taip. Tai aš dėl to ir klausiu, nes, žinai, aš tiesiog neturiu tokios baimės, man įdomu suprasti tave. Didžiausia baimė kelioniai, tai klausia, kas buvo baisiausia kelioniai, tai yra nebeturėt alkio kelioniai. Man atrodo, pats baisiausias dalykas, kai tu tipo tiesiog atsibosta keliauti. Tu gražiausiose vietose esi ir tu nebenori keliauti. Tai čia tas atsitiko man po pusę metų kelionės. Tai tas žiauriai nesmagus jausmas, kur tipo viskas bloga, nieko nenori daryti ir viskas tau nuobodu. Tai šito bijau, kad tipo galiausiai bus taip momentas gal gyvenime, kad tipo nebebus įdomu tau niekas. Tipo, nieko nebenorės daryti. Tai okay. Šitas visai baisus. Bet šiaip tai baimio, jo gal bijau, kad nieks niekada neįsimylėsiu, pavyzdžiui. Žinai, nebuvau įsimylėjęs niekada gyvenime, man 20. Gal dar nelaikas. Ne, čia, žinai, nesukontroliuosi tokio dalyko. Nesukontroliuosi, tai gal reikia, gal va tokio dalyko bijau, žinai. Bet tai tu bijai tos labiau... Gal vienatvės. Vienatvės, jo, va aš norėjau klausti. Man patinka būti vienam, aš keliavau vienas, aš šiaip esu labai toks vienišas žmogus, fotografija yra vienišas darbas, kelionė yra vienišas, aš ir prieš kelionę dirbau, buvo labai vienišas laikas ir man fainai, man gerai, aš neturiu dylinti su durnais klausimais, su durnais žmonėm ir ten spręs kažkokius durnus reikalus ir man fainai, kad aš turiu tą visą laisvę. Tai dabar jau įsikraustysiu vienas, vėl būsiu vienas. Gyvensiu, turėsiu savo būstą, pakviesiu į laistytuvės šitas įkurtuvės. Gerai. Užsuk. Jo, tai nežinau, gal gerai ta vienatvė, bet gal ne visam. Noriu šuns, noriu tokio dydžio border collie. Kas yra border collie? Tai pirmą kartą girdžiu. Pirmą kartą girdi border collie? Pasižiūrėsiu dabar. Border collie yra toks aviganis, kuris yra... Man atrodo, kilęs gal iš Australijos, gal aš klystu. Jo, žinau. Tai va, ir jis yra labai gudras, labai gražus, labai gero dydžio šuo, labai protingas ir gali tu su juo būt, man atrodo, labai geras draugas. Nes visi ten tie atsipūjantis maži šunės, jie yra smagus namuose, bet gal ne kelionė, žinai. Aš norėčiau gal tą kompanioną pasimti, žinai, tokį draugą. Gal ir pavadinčiau draugu. Tipo, draugas, ateik čia. Ir ateitų ir, žinai, žiūrėtų, būtų šalia. Tai, bet gal dar nelaikas. Aš dar, man atrodo, dabar draskysiuos po pasaulį biškį. Tai vat išvarau Berlyną toj, varysiu Londoną, tada į Amsterdamą, tada aplankysiu draugą Ispanijoje ir jo, bus dabar biškį taip pasidraskymas po Europą. Dar į Paryžių žadu grįžt, nes ką tik buvau, wow, kaip gerai. Paryžius, ten su močiutė keliavai. Jo, mes su močiutė. Aš, brolis, močiutė ir brolio mergina Ringailė. Mes kažkaip taip nusprendėm, kad reikia įgyvendinti močiutės svajonę. Močiutė yra, 69 metai bus toj. Ir visą gyvenimą aš pas ją užaugau, būdavau ir ji man sakydavo, Gustai, aš kaip norėčiau Paryžių. Gustai Paryžių. Ir aš taip sėdžiu Tailande, žiūriu bilietą namo. Paris, 650 euros. 605 eurų. Galvoju, varau į Paryžių. Tada nupirkau savo bilietą, tada nupirkau močiutei bilietą ir jai skambinu. Labas močiutė, kaip laikais? Gerai, ten sodė kažką tvarkausi, žodžiu, betvarkė visada, betvarkė, reikia tvarkytis, darysim valgyt. Sakau, aš nupirkau tau bilietą į Paryžių. O, ne? Woohoo!
Tai ir jo, ir tą brolį kalbinau, kad svarytų, prisijungė, žiūri fainai, nes jis padėjo ten močiutę atgabenti ir ten mes kartu buvom visi. Tai jo, labai geras experiences. Biški buvo kančia, nes keliavau su kažkuom, nes man sunku, aš nemoku. Aš noriu vieną sėdėti muziejui 9 valandas ir žiūrėti meną. 9 valandas, nežinau, jie ten į mane žiūri, ką tu čia darai, Gustai, sako, einam. Jie ten viską muziejui per 3 valandas praeina, aš ten sėdžiu ir žiūriu. Kažkaip man ten hipnotizuoja tas menas. Čia didelė dalis kelionės buvo menas, aš eidavau į visus muziejus, į džiazo klubus, aplankiau tą kiečiausią Australijos Opera House, ten, kur visi turi tas nuotraukas, žinot. Tai šiame buvau ir klausiau džiazo. Ten pipėts, ten aš paskutinį išėjau, aš toks išėjau ir dar baigė groti, ten visi išėjo, aš dar sėdėjau ir ten galvojau, kaip čia buvo gerai. Tokia svajonė buvo gera. Tai jo, su močiute buvo epic. Grįšiu aplankyti visus muziejus iki galo. Tai atplišau vienai dienai nuo šeimos, tai variau į Rotko muziejų. Toks krūtas menininkas, kur tapo... Čia kur tas apvalus? Spalvas. Ai, ne, tada ne. Kvadratai spalvas. Aha. Ir labai energingi paveikslai, tai ten užsisėdėjau geras 7 valandas. Ten ir tai reikėjo varyti, nes kažkur splanavę buvom, tai būčiau darbuojęs iki uždarimo. Muziejai yra kažkas kosmoso. Tasmanija, Australijoje yra kiečiausias MoMA muziejus, kur ten įkūrė toks krūtas bičas David Walsh, kuris yra tipo poker ar ten kažkokio žaidimo hakeris, kuris tipo skaičiuoja kortas ir uždirba milijonus pinigų. Okay. Ir iš tais pinigais investavo viską į meną, tai ten pas ir Picasso kabo, ir Matys, ir viskas, ir kas ten toliau nori. Kietai. Ir ten, jo, tai ten tame muziejui atvariau pirmas, išvariau paskutinis. Man menas kažkaip smagu, man make sense, žinai. Tai inspiracijos, manau, kad nemažai tenai randi. Tikiuosi, jo, aš ten, kažkaip man make sense menas, žinai, kur tipo, visa kita man kažkaip atrodo gal beprasmiška, čia gal taip labai sudramatizuoju, žinai, bet... Man atrodo, kad tu labai pats, kaip, žinai, tau vis tiek dalinai pats esi menininkas, tai tu ir appreciating tau yra šiek tiek lengviau tą darbą. Jo. Nes, nežinau, man tas buvo su architektūra Romai, kur, aš Romai, nežinau, 8 kartus buvau gyvenime ir kiekvieną kartą nuvažiavęs aš negaliu atsigrožėti. Geras, tu architektas? Ne, visiškai, aš nieko nesuprantu apie tai, visiškai nieko nesuprantu, bet man tiesiog aš žiūriu, pavyzdžiui, buvom irgi Borgese galerija, kur yra legendinė galerija. Ir tiesiog žiūri skulptūras ir tu matai, kaip iš marmuro yra padarytas, tiesiog ten realiai skulptūra yra kaip vyras grobia moterį ir jis yra įspaudęs ją į šlaunį ranką ir tu matai, kaip iš marmuro yra įlenktas raumuo. Ir man tai yra mistika. Realu, ne? Taip, tipo, kaip tai galima padaryti, žinai. Tai tas pats ir su architektūra, kur tu žiūri kokį fontaną ir tu supranti, kad vienas bičas praleido savo gyvenimo metų tam, kad atsirastų šitas fontanas. Arba ten, nežinau, San Pietro aikštė nueini ir kur matai, kad viskas yra tobulai sudizaininta. Tas menas, žmonės eina, žmonės nufotkina ir žmonės eina toliau. Taip, pavyzdžiui, kai klausai, žinai, apie tą fotografiją, ar aš fotkinu ar ne, aš, pavyzdžiui, keliaudamas labai mažai fotografuoju. Ne? Man visiškai nežinau, ne tai, kad neįdomu, bet aš stengiuosi tiesiog savo akim nufotkinti ir atsiminti visą dalyką. Tai... Aš tai kelionį supratau tokį dalyką, kad reikia atidirbti. Ką atidirbti? Atidirbti, pavyzdžiui, tu sėdi kažkur, jeigu sugalvoji, kad dabar jau reikia pafilmuoti kažką, paimi ir filmuoji. Ir tu nieko nekeiti, nieko nedarai, darai tai, ką darai, bet tiesiog pafilmuoji, nes, faina atsimint. Taigi pas mus hard drive'as visai mažas, o čia gali būti ir... Klaudas didelis ir tu taip, verta atidirbti. Aš buvau Kernagio filme, žiauriai fainam, tai Kernagis viską filmavo. Bele ką darydavo, jis filmuodavo. Ir iš to gavosi jo nuostabi dokumentika. Ir visą gyvenimą turime jo pažiūrėti. Čia turim. Tai žiauriai fainai. Ir kaip ten vieni sako, mes norim pabūt dabartį ir nieko nefilmuoti. Tai ir viskas. Ta momentas baigės, aš negalėsiu jo niekada išgyventi antrą kartą. O kai tu pafilmuoji ten sesės, kaip jos kažką veikia, ar ten kaip valgom cepelinus, čia yra tokie žiauriai paprasti maži dalykai, kuriuos reikia nufilmuoti. Arba nufotkint, arba užrašyti, įrašyti. Ta posėdi tarp šeimos, padėk voice recorder ir įrašyk, ką kalba žmonės. Aš su draugais esu štai irgi daręs, kad tiesiog irgi numečiau telefoną vidury stalo. Labai brangi informacija čia, žinai.
Tai nereikia filmuoti tada, kai vestuvės vyksta. Kai viskas, bandoma tobulą. Taip, reikia filmuoti tos mažus dalykus. Mažuose dalykuose yra visas menas, kai ten tą pieną geri. Pieną gal, pavyzdžiui, po 10 metų pieno nebebus gal. Įsivaizduok. Ne, negazdink manęs. Bet tai gali būti, taip, ne? Taip. Ar guminukų nebebus, pavyzdžiui, ar čia, kažkas įvyks, ar ten, žinai. Tai smagu filmuoti. Smagu, fotkint, filmuoti. Neklausk, filmuok, daryk. Svarbu, man atrodo. Man svarbu šitas dalykas. Geras, maladėts. Einant į pabaigą, aš tau turiu vieną klausimą, įdomu, kaip tu išnarplėsi. Kokį geriausią patarimą esi gavęs iš žmogaus? Arba nebūtinai žmogaus? Patarimą. Gal klausyt širdies? Kažkaip. Kai klausai širdies, viskas labai gerai vyksta. Viskas labai teisingai ir kaip turi būti. Nes kliautis protu visi gali ir nelabai gerai kur nuveda. O kažkaip širdelės klausai, kai jauti kažką, ką reikia daryti, tai tada galiausiai viskas eina į savo vėžes. Aš keliaudamas po 6 mėnesių žiauriai stipriai susirgau, lunatikavau, ten išėjau nuogas iš savo hotelio, apsirengęs ten kažkokia savo kaldra ar anklodė su pagalvė, išėjau, užtrenkiau duris, mėgau prie durų, nes niekas negalėjo įleis manęs. Ir tada tuo momentu man širdis pasakė, kad gal Gustai laikas namo tau, gal tu čia persistengiai, nes aš planau keliauti 2 metus, grįžau po 13 mėnesių, ne po 24. Ir man tai pasakė širdis ir aš be galo džiaugiuosi, nes aš tada nusipirkau bilietą, žinojau, kad grįšiu namo ir buvau žymiai laimingesnis keliaudamas, nes žinojau, kad viskas bus gerai, aš grįšiu namo. O kai nežinai plano, tai veža tave iš proto. Tai klausydamas širdies kažkaip visus klausimus savo atsakiau, nusipirkau fotiką, susipažinau su daug krūvą fainų žmonių, nes, žinai, buvau atvira širdim, jie atvira širdim atėjo pas mane ir jo. Tai kliautis kažkur va čia reikia, o ne. Protas tai ką? Visi protų kliaunas. Širdim reikia išmokti gal kliautis. O kaip išmokai kliautis? Dar mokausi, bet taip kažkaip nuojauta, žinai, kur tu turi nuojautą kažkokią viduje, gut feeling, tau gal kažkas ten sako, kad tipo, o čia gal butą nuomotis, tai brangu yra neadekvatu. O aš atėjau tą butą, tai ir galvoju, wow, ir taip mintise, širdyje daug idėjų kilo, kad čia bus taip, čia naip, galės mane aplankyti kažkas, čia daug vietos visiems, visi galės čia būti, galėsim gal čia kurt meną visi, ir galvoju, gal man reikia čia taip padaryti. Ir vat aš dabar turiu butą ten fainui Švitrigailos gatvėj, kur ten visi faini fotografai, ir aš manau, gal ten gausiu progą susipažinti su gal kokiu menininku, ir vat, taip ir savęs statau sunkias padėtis, paskliaudamas širdim, ir man atrodo, tai mane atves gal į kokį gerą kelią, į New Yorką gal kokį. Gerai. Nežinau, kažkaip taip abstrakčiai kažką. Aš vieną kartą kažką pasakau, po to kitą kartą galvoju, gal ne taip pasakiau, bet taip. Bet dabar iš širdies atrodo, kad kalbi, žinai, ir jo, kad nemastai tą, ką sakysi, tai visai gražu tas. Ne visai, o labai gražu. Aš taip angliškai išmokau šnekėti, taip nemastydamas, taip, tipo, gali užkurti ir varyti, tipo, gal dabar jau nebemoku. Bet, tipo, kai po 13 mėnesių angliškai šneki, tai net buvo į Lietuvą grįžti ir taip lietuviškai šneki, ir tada nori, kai mes anglišką žodį, bet taip gėda būdavo, man ta lietuvių kalba tokia graži. Ir jo, nekalbėkit angliškai Lietuvoje, gėda. Žiauriai gėda. Gerai. Nesąmonė. Gerai, ačiū tau, Augustai, kad atėjai. Ačiū tau. Malonu buvo. Bam!